Lozoraičiai kelyje į laisvę. Iš Užnemunės valstiečių kilusi lozoraičių giminė paliko neišdildomą pėdsaką lietuvių tautos kelyje į laisvę. 3 lozoraičių kartos nuosekliai dirbo kuriant, įtvirtinant, išsaugant ir atkuriant Lietuvos valstybingumą per visą 20-ojo amžiaus Lietuvos istoriją. Pirmasis iškilus šios šeimos atstovas Motiejus Lozoraitis. Jis buvo Lietuvos teisininkas, pirmasis lietuvių advokatas, varpininkas, publicistas, pasak Jono Jablonskio, varpo doriausias, tiesiausias ir didžiausio takto žmogus. Jo sūnus Stasys Lozoraitis vyresnysis, žymus 20-ojo amžiaus Lietuvos valstybės veikėjas, dirbo Lietuvos pasiuntinybėje Vokietijoje. Jis buvo Lietuvos pasiuntinys ir laikinasis reikalų patikėtinis prie Šventojo sosto, Lietuvos užsienio reikalų ministras, Lietuvos Respublikos nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras Italijoje. Sovietų sąjungai okupavus Lietuvą ilgametis Lietuvos diplomatinės tarnybos vadovas Stasys Lozoraitis vyresnysis, kaip ir kiti demokratinio pasaulio valstybėse rezidavę Lietuvos diplomatai, toliau tęsė diplomatinę tarnybą, liko ištikimas nepriklausomai Lietuvos valstybei ir duotai priesaikai. Tarnybos Lietuvos diplomatinėje tarnyboje kelią pasirinko ir abu Stasio Lozoraičio sūnus – Stasys Lozoraitis jaunesnysis ir Kazys Lozoraitis. Tai buvo tarnystės Lietuvai kelias, nes okupuotos valstybės diplomatų darbas nebuvo jokia privilegija. Veikiau priešingai, sunki ir nedėkinga veikla. Net laisvajame pasaulyje okupuotų šalių diplomatai atrodė kaip diplomatijos ir politikos Don Kichotai, nepatogūs idealistai, kurių geriausiu atveju šalinamasi ar vengiama. Stasio Lozoraičio jaunesniojo diplomatinė veikla prasidėjo 1944 metais. Jam tapus Lietuvos pasiuntinybės prie Šventojo sosto nepaprastojo pasiuntinio ir įgalioto ministro Stasio Girtvainio padėjėju, 1947 metais Stasys Lozoraitis buvo oficialiai paskirtas Lietuvos pasiuntinybės prie Šventojo sosto atašė, o nuo 1954 metų pirmojo sekretoriaus pareigoms. 1970 metais mirus Stasiui Girtvainiui ėjo Lietuvos atstovo prie Šventojo sosto pareigas. Visą laiką jis, kaip ir kiti Lozoraičių šeimos nariai, aktyviai dalyvavo Italijos lietuvių bendruomenės veikloje, palaikė aktyvius ryšius su pasaulio lietuvių bendruomenėmis, lietuvių visuomeninėmis, kultūros, mokslo, jaunimo organizacijomis, dalyvavo ir jų organizuojamuose renginiuose. Vėlesnis Stasio Lozoraičio jaunesniojo diplomatinės karjeros posūkis buvo susijęs ir su asmeninė šeimą ištikusi netektimi. 1983 metais mirė tėvas, Lietuvos diplomatinės tarnybos vadovas Stasys Lozoraitis vyresnysis. Prieš mirtį Lietuvos diplomatų vadovas paskyrė savo vyresnįjį sūnų Lietuvos pasiuntinybės Vašingtone patarėju. Prezidentas Valdas Adamkus savo prisiminimuose yra pažymėjęs, kaip atgijo Lietuvos pasiuntinybė Vašingtone, ten įsikūrus Stasiui ir Danielai Lozoraičiams, tapusi ne tik simboliniu, bet gyvu Lietuvos nepriklausomybės kūnu. Aktyvi Stasio Lozoraičio diplomatinė veikla ir ilgametė patirtis, užsienio kalbų mokėjimas, asmenybės charizma, patarimai ir rekomendacijos Lietuvos politikams tapo lemiamais per Sąjūdžio atgimimą, Sovietų sąjungos griūtį ir atkuriant Lietuvos nepriklausomybę 1990 m. kovo 11 ir ją įtvirtinant tarptautinėje arenoje 1990–1992 metais. Lietuvių tauta, pagerbdama beveik 50 metų trukusio Stasio Lozoraičio diplomatinę tarnybą ir brandžiausius gyvenimo metus, kuriuos įprasmino šio žmogaus pasiaukojamas darbas ir nepriklausomybės viltis, suteikė Stasiui Lozoraičiui simbolinį vilties prezidento vardą, kai buvo iškelta jo kandidatūra 1993 metais prezidento rinkimuose. Tai buvo proga visų stiprumu pristatyti naują laisvės sąvoką. Prisiminimuose rašė prezidentas Valdas Adamkus. Mes iš visų jėgų stengiamės Lietuvos žmonėms pristatyti naują viziją, naują požiūrį, suteikti tautai viltį.
Dėl to Stasiui Lozoraičiui ir prigijo vilties prezidento titulas. Nors rinkimų nelaimėjome, tikėjome, kad ši kampanija suteikė impulsą laisvam žodžiui, atvėrė žmonėms laisvo pasirinkimo galimybės. Jo įnašas į Lietuvos ateitį tikrai labai didelis, ilgalaikis ir nesibaigė su jo gyvenimu. Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgdamas į tai, kad diplomatų Lozoraičių šeima yra vienintelė tokia Lietuvos diplomatijos istorijoje, 2024 paskelbė diplomatų Lozoraičių metais. Visagino viešoje bibliotekoje eksponuojamos literatūros parodos, skirtos Stasio Lozoraičio vyresniojo 126-osiams, Stasio Lozoraičio jaunesniojo 100-osiams ir Kazio Lozoraičio 95-osiams gimimo metinėms paminėti. Kviečiame apsilankyti.